Trečia dalis. Pavojai. Na, nežinau, man jau po pirmos dalies jau darosi neramu daryti tas dalis, nes labai ažiotažas kilo po pirmos dalies, kai apie sveikatą pakalbėjau, nors nieko aš ten ypatingo nepašnekėjau, tik tai apie tai, kas moksliškai patvirtinta, bet kažkodėl labai visi užkibo. Bet jūs prisiminkite, kad filmuotis prieš kamerą nėra taip lengva. Todėl, nepriimkite kiekvieno žodžio pažodžiui. Nes ten gali ne taip žodį sudėlioti, sakinį, ne taip susakyti. Ir kalbėti daugiau apskritai. Jūs detalių ten labai smulkmeniškai nepriimkite asmeniškai ir visą kitą. Jūs pagalvokite iš esmę supraskite, o ne tai, kad ten smulkmeniškai kabinėtis prie žodžių. Čia, kaip sakant, kai filmuojasi labai sunku, o dar kai esi laikė ribotas, nori taip skubėti. Todėl jūs supraskite esmę, o ne kabinėkitės prie žodžių tos, kaip sakant, išdėliojimo. Ir tada aš ne iš pirmo karto viską įrašau. Tai norint įdarbintis, dar pagalvokite ir įvertinkite, ar jūs norite kiekvieną dieną rizikuoti savo sveikatą ir gyvybę. O kuo ta rizika pasireiškia? Tai rizika yra pačiame kelyje. Ir jūs čia esate vienas iš pavojingiausių darbų, net jeigu jūs draudžiatės gyvybę, pasakysite, kad esate vairuotojas, jums gyvybės draudimas kainuos brangiau, kadangi jūs esate didesnėje rizikos zonai. Kai mano tėtis sako, jūs kiekvieną dieną esate viena koja grabe, nes nežinai, kada ar tave, ar tu ką nors. Ir tai įvertinkite, ar norite kiekvieną dieną rizikuoti. Ir nemanykite, kad jeigu jūs esate profesionalus vairuotojas, kad jūs išvengsite tų avarinių situacijų. Neišvengsite. Bent jau avarinės situacijas jūs vis tiek turėsite. Tik tai jūsų atidumo dėka jų pavyks išvengti, o visą kitą jau, kaip sakant, loterija. Tai pavojus yra kiti vairuotojai, kurie patikėkite, dažniausiai, aišku, mes visi galvome pagal save, kad jeigu aš toksai, tai ir visi tokie patys. Bet iš tikrųjų nė velnio, tų profesionalių, tikrų vairuotojų, kur bendroji masė gal 20-30% gal tik tai. Tai jūs įsivaizduojate, kokia ta iš tikrųjų mažas tas procentas. O visa kita yra visiškos tarpinės prie vairo. Ir plius jie ten nevairuoja, ten dievas žino, ką daro už to vairo, dėl to tos ir avarijos įvyksta. Todėl įvertinkite tai, kad jūs turėsite ne tik už save, bet ir už kitus galvoti. Bet jau smulkiau pasakosiu apie, kaip bus jau kitas ciklas. Dabar tai apie tai, į ką atkreipti. Tada, bet kol nepamiršau, paminėsiu, kad dar pavojus yra ne tik tai, kad važiuojant, bet kraunant ir iškraunant krovinius. Jūs galite susižaloti, galite nors lipti, paslysti, koją susilaužyti, arba iš viso kristi ir galvas stukti kokį kraštą ir babacht. Galų gali jūs kas nors bekraunant prispausti su to krautuvu. Todėl visada dažniausiai, jeigu važiuoja išlipat kur nors, kur yra važinėja krautuvai ir visą kitą, geriau apsimauti ryškią liemenę, kad bent jau jūs pastebėtų. Ir aišku, saugotis, darbinius batus, turėti viską, nes gali jūs ir tasai krovėjas, tai tyčia, kaip sakant, sužaloti. Ir ne tik tai, kad sužaloti, bet ir mirtinai dar, kaip sakant, kai kraunat krovinius, tai kad atsargiam būti. Dar žiūrėt, kad kraunat nenukristų jums ant galvos tas krovinys, kai krauna. Todėl ir krovimo metu tenai gali būti visokių bėdų. Ir nukrist galite lipdamas ir panašiai. Tada kitas pavojus, kur jau, kaip sakant, jums bus tai finansiškai labiau, jūs tokį stresą kels, tai visokie policininkai, muitinė ir panašiai. Tai pavyzdžiui, labiausiai aktyvus yra Vokietijoje ir Lenkijoje. Tai Vokietijoje, tai tokie žinomiausi yra ZOL, tai yra muitinė, BAG arba BALB, dabar jį vadinasi BALB, tai jūsų darbo laiko režimą tikrina, tai šitokie už vieni iš baisesnių tokių, ir tada policija. Tai jie tenai, kaip sakant, jie tikrina ir Lenkijoje, ir Vokietijoje labai aktyvus ir gali ir jūs bausti. Tai pavyzdžiui, balmai, tai čia jau grinai jūs baus piniginė prasme, bet vis tiek, kad ir pavyzdžiui, įmonė gaus tą baudą, jums vis tiek yra stresas, dar gal jeigu viršsvoris jums teks persikrauti kartais, ir tada vėl prastresas, tai vienu žodžiu, tokia įtampa kelia. Čia finansiškai pavojus. Dar didesnį pavojų antroji vietoje, aišku, pirmoje vietoje vis tiek yra visokios avarijos ir avarinės situacijos,
tada jau antroje vietoje žvėris visokie, ypač važinėjate naktį ir anksti rytą. Vat anksti rytą, tai nuo 4 iki 7 ryto, čia yra praktiškai pats pavojingiausias laikas, ypač rudenį, pavasarį, kai tos visos rujos prasideda. Ir, net, sakyčiau, pavojingiau net ne miške yra, o tose priemiesčiuose, laukuose, pamiškėse. Ten dar daugiau tų žvėrių sutinki negu pačiam miške. Todėl irgi reikia labai saugotis. Ypač pavojingi yra briedžiai su šernais. Nes jie nebėga ir jie yra dideli, kaip sako. Stirnos dar jau stengiasi pabėgti. Nu ir šitą, bet jau paskui pasakos apie žvėris, kitą kartą. Tai va, žvėris, trečioje vietoje, galite ir antroji, čia jau yra plėšikai visi. Nes jūs vežate brangų krovinį, prisiminkite parkingę, arba šiaip, vieni plėšikai jau taikosi jūsų krovinį, tai jau kaip plėšia, jokiais būdais neiti ginti to krovinį, sėdėt kabinoje viskas, arba užsivest mašiną ir važiuoti. Nes gausit per galvą, žūsite, jeigu dar jūs sužalos, tai dar kaltas liksit. Todėl nieko, taip sakant, į krovinį nekreipkite dėmesio. Tai vieni krovinį plešia, kiti kurą siurbia, pusę kam rečiau tą kurą siurbia, bet kartais pasitaiko, ypač jeigu tai yra kubiniai, dentiniai visokie. Ir kiti lenda jau tie pavojingesni, tai yra į kabinas lenda. Tai yra gali jūs dujomis nugesinti kabinoj, arba gyvai vilioti. Būna kartais naktį pabaladoja į langą, kol tu apsmiegojas ir sako, ten kažkas pas tave gale blogai, išeik pasižiūrėti. Ir kai tu išeisi, kol tu su tuo eisi, kitas į kabiną įlys, arba per galvą gausi. Todėl reikia nebūti patikliam ir netikėti jokiais netikėti. Taip pat būtų atsargiam irgi aišku, kur nors važiuojant, ypač naktį, kad nestoti ten kur nors neaišku kam, kas ten stabdys, ar dar kažką geriau nestoti, nes maža kas ten kokia pasala. Būna ir policininkų feikinių, aišku, čia retai pasitaiko, bet pasitaiko, kad gali būti ir feikiniai, netikri policininkai, todėl reikia labai įvertinti, kas jūs stabdo ir kur stabdo, kad, žinot, nepapulti irgi ant plėšikų kokiu nors. Tai va, ir kuo žmogus, būtų atsargiam, jeigu žmogus, toks svetimas žmogus su jumis labai draugiškas, tai čia irgi reikia būtų atsargiam, ne tik su to žmogum, bet žiūrėti, ar nėra bendrininko, kuris tuo metu veikia už akių. Ir kad apsisaugoti, įpraskite, kad ir metrą nuo mašinos nueinat, visada įpraskite užrakinti mašiną. Nesvarbu, kiek jūs toli nueinate užrakinti mašiną, kad tai būtų jūsų kaip įprotis. Nes tokie visokie jie tik ir žiūri, kaip kažką tai, nes vagių tikrai dabar yra nemažai. Todėl įvertinkite prieš darbindamėsi, ar norėsite tokiam pavojuje būti. Aišku, nėra taip tenai jau tragiškai baisu, kad čia užšakės, bet vis tik tokių situacijų gali pasitaikyti. Ir kad, kaip sakoma, būtumėt pasiruošę, apgalvoję ir visą kitą. Kad nedėtume toks naivus į darbą, kad čia viskas labai gražu ir labai čia saugu. Kad iškart pasiruoštumėt, ko tikėtis ir visą kitą.